Na ką, laba diena, dar vienas sekmadienis ir dar vienas išvažiavimas po miestą. Ką tik tas baltas mašiniukas vos manęs nenunešė, tiksliau, aš vos į jį neatsitrenkiau. Reikia priprast prie šitą naują garažą. Naujo garažo subtilumo kol kas sunkiai sekasi. Nu ką, kokį trečią kartą tik važiuoju iš to garažo. Net neįsivaizduoju, kur mes važiuosim, bet niekur nuo Šiaulių labai nenutolsim. Tai... Esu su moto batukais ir su įtvaru. Bairis, bet toj papasakosiu daugiau. Važiuojant. Kažkas labai skubėt nori. Ojojoj, kaip skubėt nori. Mums reikės persirikiuot ir lyst. Aš jau priekį jo nelysiu, nes čia matas, kad labai žmogus skuba. Oho. Praslydo padangos bemukai. Taip rovė nuo perėjos. Na, ir žiūrėk, jisai iš paskos, aišku. Bambukas. Važiuojam. Nu ir dabar čia reikėjo įlyst. Vadau, dabar čia reikėjo įlyst. Durniukas. Tai žodžiu, kodėl mano koja su įtvaru? Ogi, darbe nepastebėjau vieno laiptelio, nusibaladojau tą vieną laiptelę ant žemės, pasiplėšiau kojos raiščius ir dabar esu su įtvaru. Rekomendavo imti biuletenį ir gulėt lovoj 4 savaitės. Nu, bet čia ne mano stilius. Ypač, kad taip nesenai pradėjau dirbti. Žiauriai garsiai šiulpia šalmas. Tai, žodžiu, tai va. Nusipirkau įtvarą. Gavau iš draugo batus, į kuriuos telpu su įtvaru. Ta prasme, motociklistų batus. Ir ką, važiuojau. Nestabdau. Nėra ten baisiai plyšę man tie raišiai, ta prasme tik įplyšę. Tai pirmosiom dienom be nuskausmenų negalėjau užvertas. Dabar su įtvaru vaikščiant visai normaliai, be įtvaro būtų prastokai. Nes skausmas yra. Reikia pravėdinti mocus ir galvas. Nes čia buvo, kada mes varam. Aš tikiuosi padarysiu video iš to, nes kas ten galvas nežinau. Nelabai atminties kortelį buvo, bet turėjau žiauriai ilgą darbo dieną. Žiauriai, aš ten nuvargau, grįžau tokią, galva ūžė viskas. Ir... buvo tartasi iš vakaro jau, kad kitą dieną važiuosim po darbų pasivažinėti. Ir aš tokia jau abejoju savo jėgom, ar tikrai man kažkur dar varyt.
Bet ne, pom galvoju, varysim. Ir mes, žodžiu, išvariau į Palangą. Išvariau, galva atsipalaidavo, viskas gerai, viskas normaliai. Ir, žodžiu, ir nieko, grįžom naktį. Vrum, vrum! Grįžom naktį. Buvo ne kažką, nes, bele kaip sutemo. Bele kaip sutemo, bele kaip mašinų buvo, dar stambę gaibaritį pasigavom, tai ne kažką. Oho, kaip čia visi lekia. Wow. Aš pastaruoju metu labai gražiai važinėjau palyginus, kaip buvo pirmaisiais sezonais, o šiaip avarija labai daug davė, labai nuleido ant žemės mane. Eina savo. Netikėjau, kad taip gali paveikti psichologiškai. Ne, nesirikiuosimas, nu gerai. Jo, būtų įvykiai labai paveikia. Man nori 7 bėgio posį. Vis ieškau, ar tikrai 6 bėgis jau, ar tikrai. Žodžiu, dar bairis. Iš Vilniaus atsivarant Mocą, pajutau, kad žiauriai tampa mano mašia, o ten net nebus trikojais. Žiauriai tampa nemaškio Moca. Ir aš tokia sakau, ar nebus man tuščias padangas. Aš gyvenimą nepūtus padangų. Jeigu man keitė ratus, man juos ir pripūtė. Aš, ta prasme, esu klaikus vairuotojas, nes aš visiškai nelendu į techninės visas pusės ir neprižiūriu normaliai savo Mocą. Čia minusas. Akmuo į mano daržą, taip reikia sakyti. Tai žodžiu, sakau taip ir taip, pažiūrėjo, žiauriai nuleistas buvo padangas. Tai dabar važiuoju ir visai kitas Mocas. Nei tampo kažko reikia. O kur mes važiuojam? Sukamės. Gal pas žvėriukų važiuosim? Yra Bembiai, man rodos, vadinasi. Žemėlapį netgi yra uždėtas tagas toksai. Tai varysim gal pas Bembį mes čia? Žiūrint, kur suksimės. Tai ne pas Bembį, o kažkur kitur. Kelmė. Ar pasuksimės atgal į Šiaulius? 2 variantai. Kelmė, mes atvykstame. Bet kaip gerai yra su motobatais važiuot. Čia praeitą išvažiavimą, kur toks ten išvažiavimas, degalų įsipilt, nusiplaut Mocą ir pro centrą prasukom. Tai buvau su paprastais kedukais, kur žiauriai minkštas padas. Tai verkiau aš su savo koja. Dabar užsidėjau motobatas, kur kietesnis yra padas. Be problemų iš tikrųjų važiuot. Nu, gražu, čia gražu. Įsijungiau nei veizą, nematau trikojų ir kitokių bėdų priekį, bet gal viskas bus gerai. Ženklai nusukti, čia būtų mums šalutinis. Ui.
mieste, kai važiuojam ir kas nors įlenda į tarvą, čia iš dalies yra mano bėda, kad aš laikau per daug didelį tarvą tarp priešais priekia važiuojančio moco ir manęs per didelis tarpus, kad telpa tą mašiną. Bet kažkaip, man kai nepažįstamas miestas Šiauliai dar ir aš nežinau, kur mes tiksliai važiuojam, aš pasilieku galimybę savo persirikiuot kažkur, ar tai jeigu netasi dėl kažkokio pavojaus, dar kažką, jeigu suksim į vieną, ta prasme, dėl to toks gal saugumas dar. Bet jo, reikėtų gal arčiau važinėti mieste. Užmesti tai geriau, vis tiek palaikyti atstumą didesnį. Čia yra daugiau pavojų visokių. Kažkas išlystų į kelią, gyvūnas ar šiaip kažkas iš šalutinio kokio iššoka. Nors irgi, sakykime, toksai atstumas ir sakyčiau yra optimalus važiuojant šitą užmestį. Bet didesnį atstumą dar laikyti yra pavojinga, nes iš šalutinio kažkas, kai išvažiuoja, mato, pralėkė mocas, apsižvalgia, nėra kito ir važiuoja. O kad už kelių, ten, nežinau, 100 metrų važiuoja kitas motociklistas, tai gali liūdnai baigtis. Kai mes važiuojam ne čia. Mes važiuojam kažkur kitur. Bet aišku, tikslas yra pasivažinėti, o ne kažką pamatyti. Nors aišku, aš kabutės visada noriu kažkur atsigerti. Termosiuko neturiu pasiėmus, tai nenumirsiu, jeigu ir negausiu. Bet planas šiandien yra su mocu važiuoti dar iki Panevėžio. Tai gal bus vaizdų iš tenai. Žiauriai noriu ir aš pasidaryti nuotraukų šituos aguonų laukuose. Nežinau, ar aš ten kažkur privažiuosiu. Nuo kelio labai daug matosi važiuojant link Panevėžio. Bet ar yra kaip privažiuoti? Nes, jeigu nebus kaip privažiuoti, tai varysiu su šalmu nusifotkinti tiesiog tarp gėlyčių, tarp aguonų raudonų. Raudono lūpdažio belieka. Bet ne problema šiais laikais, ne? Išvarai be makiažo, įsijungi TikToko filtrą, užpiškina tau makiažą gerą. Ai, striukytės vėdinimus esu tik tais šiandien krūtinės atsitraukus, ant rankų dar užtraukti ir pats tas važiuojant. Saulytė, kad ir šilta, bet yra vėjelis šioks toks. Super. O kol kas aš tik apsižiūriu apylinkės, nieko aplinkui nežinau. Bet kelias gerai žinomas yra link Panevėžio. Žinau Šeduvą iš senesnių laikų. Joniškių teko pažinti jau per pastarąsias savaitės. Ir viskas. Aš nieko aplink Šiaulius nežinau. Tai jeigu žinot kažkokių gerų vietų, brūkštelkit man komentarą arba privačią žinutę. Mielai pasižiūrėčiau aš tas vietas. Bet iš dalies labai fainai, nes dabar vėl imi mocą ir važiuoji visada su tokiu, ką pamatysiu šiandien, kur čia nuvažiuoti ir panašiai. O aplink Vilnių jau buvo viskas taip apvažinėta, važiuoji ir taip, ten neįdomu, ten nenoriu. Į Kernavę, gal ten nuobodu biškį, Trakė, Jonuškis. Viską žodžio pažinėta aplinkui ir tada lieka toks, tai tingiu gal čia visai varyt. O dabar važiuoju ir viskas nauja. Jūs nepatikėsit, kaip fainai. Prieš Panevėžį dar reikėjo sugrįžti namo, pasimti kitą patarkę DJI, nes jos nėra jau tokios gerai laikančias.
Ir galimai reiks užsukti į Topo centrą, nusipirkti dar vieną atminties kortelę, kad turėčiau pasikeisti į ką. Mes gal į pačią Kelmę varom. Aš šiaip, kalbant apie miestelius, aš plius minus visoje Lietuvoje esu buvus, kai rinkau surink Lietuvoje magnetukus. Bet kai važiuoju su vienu tikslu tiesiog nupirkti magnetuką ir nieko tenai nežiūri, nu tai kaip ir nebuvus tose miestuose. Nuvarai ten arba infocentras, arba kažkokią tai kavinę pasiemi, ten tą vietą geriausiu atveju apžiūri. Dar infocentro darbuotojai dažniausiai pradeda rekomenduoti, ką aplankyti panašiai, bet jeigu aš būdavau susidėjus, kad per tą atvažiavimą aš paimsiu kokius 6-7 miestus, nu tai grinai atvarai, kaip ir kokį mototurizmo ralį. Atvarai, pasiemi tašką, varai į kitą. Atvarai, pasiemi tašką, varai į kitą. Ir taip pastoviai, tai ne. Reikėtų normaliau pradėti pažinti miestus Lietuvos. Kokie čia kalniukai ir nuokalnės, man. Lupikai. Lupikai. Geras. Geras pavadinimas. Lupikai. Dar neteko susidurti. Noreišiai. Nu, bandom su motobatais atsistot ant kojelės. O, normaliai. Su kėdukais tai negalėjau atsistot ant kojelės. Plėšė man raiščius. Visą pėdą. Su tvirtu padu ne problema jau. Kai nejauku, kai nežinai kelio, kur važiuoji ir yra tokia statykalnė, kur tu nieko nebematai, netgi priekį važiuojančio automobilio ir taip galvoji, ten gal vingis koks iš jo yra, dar kažkas. Ai, vat sakė, kad Kelmei labai reikia saugotis policijos, nes labai prie visko kabinėjęs. Čia rimtai taip yra. Ta prasme, jau Kelmei sakė, telefoną geriau nepaminkit. Ir šiaip viską, ta prasme, vengti kokių kliurkų, nes policija sakė, prie visko kabinėjęs ir jokių įspėjimų iš karto baudžia. Ai, beje, atsinaujinau telefoną, persikėliau viską ir tas pats ekranų viršelis yra, tik tais visados jį tokį prigesintą rodo, kai yra užrakintas telefonas. Ar įmanoma yra nustatyti, kad nešviestų visai ekranas, kai jisai yra užrakintas? Ar čia jau yra toks, nežinau, čia privalumas, bet man tai yra nesąmonė. iPhone 16 Pro, netgi užrakintas telefonas, jisai rodo laiką ir rodo prigesintą ekrano paveikslėlį. Nemanau, kad tai taupo bateriją, tai aš visai norėčiau jo išjungto, bet neradau, kur tai pasidaryti. Gal jūs žinot, galit patart. Užsidėti juodą ekraną ne variantas, nes laiką vis tiek šviečia rodo, tai... Beje, kadangi aš perėjau prie vertikalaus formato ir viską koreguoju, redaguoju, sumontuoju ir įkeliu telefonu, pati viską žiūriu telefonu. Ar jūs žiauriai erzina, kad matot vertikalų vaizdą žiūrėdama per ekraną televizoriaus ar monitoriaus? Ar tai yra žiauriai blogai? Aš įtariu, kad erzina, bet
Aš pati žiūriu dabar labai dažnai viską tiesiog telefone. Tai jeigu kiti žiūri irgi telefone, jiems tai yra faina, kitiems dėja ne. Kitiems dėja ne. Čia Šiaulių krašte labai yra populiaru parduotuvė Žirnis. Man taip keista, ne kokia aibė, kas ten dar būna tos mažytės. Žirnis. Iš kur yra kilęs šitas visas brandas? Parduotuvių tinklas. Labai įdomu. Čia šiaulietiška ar čia iš kito krašto dar kažkur atvarė? Aš atsimenu Kelmę. Va ten tą ekraną pamačius prisiminiau, kaip aš turėjau laukti magnetuko, nes pietavo šitą infocentrą darbuotoją. Ne per toli tu dar? Jo, tai aš čia tiek ir buvau. Atsimenu, kad yra kažkoks ar tvenkinys, ar ežeras ten centre, nes nedavažiavom jo. Tai ko laukiau per pietų metu, tai nusipirkau ledų, nuėjau iki to tvenkinio, pavėsiukį atsisėdus suvalgiau. Grįžau, gavau magnetuką, tada darbuotoja labai mielai pradėjo viską man siūlyt. Ką aplankyt, ką pamatyt. Bet aš jau tiek buvau užsipūs, kad aš jau nebenorėjau nieko. Ir mes čia turėsime su vaizdu. Kur tu čia stosies dabar? Parodyk man visų pirma. Nors gal man reikia fotkės. Kodėl ne su vaizdu stojat visados, ponas? Kodėl ne su vaizdu stojat? Numot su vaizdai reikia. Fono gražaus. Palauk biškį. O jau nekantrumas. Ar gerai aš užsidėjau? Norėčiau pamest telefoną. O, kaip įdomiai. Kelmė. Kaip gerai, kad išvarėm. O namie tingėjimas taip lemba. Kimarinį žiūriu, jau ir vakaras atėjo, jau ir toje pirmadienis, darbas reikia. Na, durniukai. Visas išsipūtęs, su košių marškiniais užsidėjęs važiuoja.
jėgainės visiems vienodai. Man, kadangi dabar yra teisės dar svarbesnis, tai nenoriu jų taip kvailai padėti. Pavydai. Stato jėgainės. Čia gal tos, kur buvo pametęs sparną. Manai? Nedavežė? Ar čia ją keisti ir gerai atrodo gulintis sparnas? Gal ne vieną pametė pakeliui? Žvyrų biškį pavažiuosim. Nenumirsim. Šiaip aš turiu didelių objektų baimę. Ir važiuoti man prie šitos jėgainės ar tai yra rizikinga, nes gali biškelį prasidėti panikos ataka. Bet ko tik nepadarys. Eik, tu savo, mes visai prie pat privažiuosim. Čia ir įspėja, kad iš panikos pavojų zona. Eik, tu savo, koks sparniukas, mes į vidų tilptumėm. Eik, tu šikt, man jau negera. Ui, mes visiškai papadžią būsim. Ne, gal užteks mums čia stotis. Eik, tu šikt, man jau baisu. Stojam, viskas. Kamerų pilna, nežinau, ar čia gali būti. Nu tai pasidarom fotkę ir važiuojam, ką mes čia būsim. Taigi nieko blogo nedarom. Eik tu savo, biškį per arti sustojam. Labą dieną! Panikę? Super! Pakapė, o dieve mano, kas sugalvojo tokius pavadinimus? Pakapė. Kaip čia gražu. Tvenkinukas kažkoks. Ar ežeriukas. Nesu, aišku, važiavus per didesnę, bet čia irgi normaliai visai.
baisu, kai pasibaig šitas miškelis, kad vėl duos šoninis vėjas. Ir įdomu, gal čia mane iki Panevėžio jau lydi, aš nežinau, bet biškį ankstoka būtų. Tai šitą ir varom iki kokio Radviliškio ir tada sakys, tai ate, varyk. Kaip juda telefonas nesmagiai. Man baisu biškelį, kad jis tuoj nulėks. Dar nesijaučiu labai užtikrintai to naujų dėkliuku. Pirkau dabar Mag. Tai tipo, jisai tinka ir magnetiniam, ir pas galas jo yra jau visiškai lygus. Tai patogiau yra tiek pasidėti telefoną, tiek kišenę kištas. Bet jisai man sunkiai užsideda, tai aš tokia biškelį abejoju jo saugumo, ypač, kad jisai labai pradeda judėti, bet pats laikiklis gal ten juda, gal reikia susivaržyti daugiau. Kas čia vyksta? Tiesiog, o, ir dabar važiuot pradėjo dar? What the fuck? Ką tu čia darai? Aš jau tavęs nelenksiu prieš posūkį. O toliau reikės, mažinai. Keistolis biški. Šiaip tai jau jeigu sustoji su avariniais vidury kelio ir pamatai, kad kažkas atvažiuoja, nu tai jau pastovėk ir praleistas visus, kas tave lenkia, o dabar pradėjo važiuoti tiesiog jam lenkiant ir what? Kažkas išsikrauna, tik nesuprantu kas, arba mikrofonas, kas būtų liūta, arba pati kamera, bet greičiausiai pati kamera, jo, matau. 10% liko. Tai dabar mes važiuojam pavalgyt, namo pasikeisiu batarkę ir važiuosiu į Panevėžį. Gal kur nors dar staptelis fotkeliai vienai kitai. Ir tiek žinių. Visiškai man čia ne Šiaulių vaibas kažkoks. Kaip Kaunas nuo Raudondvario važiuojant, o toks vaibas čia. Apsukam ratelį ir vėl mes čia. Ir panašu, ne, neišsikrovė dar gal kamera, bet tiek jau beliko. O, trikojis, tu matai, kad ten trikojis. Kur tu skubi dar? Ir ten yra reidas. Įdomu, prasipūst turėsim dabar ar? Aš įdomu teisės ar turiu. Gal tik prasipūst lieps, tikras. Reidas. Kažkas jau papuolė. Kad taip čia užstrigo. Visus jau paleidžia. Vieną pasiėmė. Visus kitus paleidžia. Nu, okei. Neteko prasipūst. Nebus vaizdų jaus. Gerai. Kas per padaras čia? Eina savo.
Neteko prasipūsto, ne?